valstybių vyriausybėms ir visiems geros valios žmonėms. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo pareiškimas. Šiemet sukanka 50 metų, kai buvo pasirašytos TSRS Vokietijos sutartys su slaptaisiais protokolais dėl įtakos sferų pasidalinimo Europoje. Tačiau to sandėrio padariniai iki šiol nepanaikinti ir lemia Lietuvos bei kitų tautų gyvenimą. Nei TSRS, nei Vokietijos valstybės lygi šiol nepasmerkė ir nesėmė konkrečių veiksmų suokalbio ir agresijos padariniams panaikinti. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimas tikisi, kad laisvosios pasaulio tautos ir valstybės nesitaikstys su nusikalstamomis TSRS Vokietijos suokalbio pasekmėmis Lietuvos suverenitetui. Savo rezoliucijoje sąjūdis pakvietė tautą sukurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką, nepavaldžią Tarybų Sąjungos administraciniai sistemai ir jurisdikcijai. Tokiam šios dienos sprendimui sąjūdį paskatino ir 1,5 milijono parašų. Tiek žmonių pasirašė reikalaudami likviduoti slaptųjų nacių sovietų suokalbių pasekmes, visų pirma, išvesti okupacinę kariuomenę ir netrukdamai leisti pačioms tautoms nustatyti savo politinę, socialinę santvarką. Prie jūros miega sesės trys, jas slegia pančiai neviltis. Vajoja lyg elgeta pajūriu, dvasia tautų garbės. Bet varpas likimo nuaidi vėl, jūra šiaušia bangas. Tai sesės iš miego kyla ją.